Labas, Kasti. Sveiks. Nu ką, Vikertas, atsikėlė jau? Ne. Tai kas jam, susirgo? Julka papasakos. Labas. Tai kas tam Vikertui? Nebėra Vikerto. Nebėra. Kaip tai nebėra? Rado negyvą. Skambino iš morgo. Dieve, dieve. Už ką man tokios kančios? Nusiramink, tugi nieko nebepakeisi. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Фердинандай, как делишки? Ага. Aš sugalvojau, kaip... Uch tu, batukai. Batai. Kardinalikai, reiškia taip, aš sugalvojau, kaip padaryti, kad ožka nesuvalgtų kopūstos, o vilkas nesuvalgtų ožkos. Vadinasi taip, reiškia Kanarskiui. Sakom, kad dirbam, bet patys permetam visas strėlkės ant bakuriukų, vagių, mašinų iš lentvariuko. Va, aišku, patys juos sekam, kad drūk ten tie limončikai nenueitų nalėvą. Šio, kaip? Aš jau paskambinau Kanarskiui. Ach, va taip. Aišku. Ir ką tu jam pasakei? Žaidžiam. Žaidžiam. Respektas, уважуха, kardinantikai. Ui, молодец, nes aš galvoju, kad aš visą likusį gyvenimą keiksiu. Save. Per anksti tu džiaugiesi, nežinom detalių. Tai detalės čia ir pats įdomiausias jas dėliuot, kardinandai. Čia kaip, nežinau, kaip Lego kaladėlės. Statai, op, namukas, mašinytė, va, o patys, ilgos rankos, ilgos kojos ir taip toliau. Ach, tavo. Aivaras. Alio. Kaip nebėra? O tai kas atsitiko? Gerai supratau. Čia. Sako, Vikertas negyvas. Kaip tai? Negyvas. Numirė. Jis negalėjo mirti, jis dar
Toks jaunas. Kodėl? Vėl nežino, iš ligoninės paskambino, sako morgė. Tu matai, o kaip miške nepavijo, o čia dasivijo. Gaila bachoro. Kadaise neišgirdo manęs. Ko nevalgai? Nežinau. Nedžiugina. Tokie dalykai ir neturi džiuginti. Joks normalus žmogus nesidžiaugia tokiais dalykais. Bet žinai, galvoju, ta durna frazė. Ne piniguose laimė. Bet gal iš tikrųjų? Tau taip neatrodo? Kasti. Mes viską teisingai padarėm. Bet tikrai. Kuo daugiau babkių, tuo mažiau laimės. Ai, neužknisk. Jeigu ne piniguose laimė, tai eik ir atiduok kaimynui. Gerai, baigiam. Pas mane. Kas čia toks? Balkonas. Parašė, kad atvažiuojam. Ko? Nežinau. Nu, kas yra? Turim problemą. Kokia? Į vidų nepakviesi. Nepakviesiu. Aš ne vienas. Vakar su Vikertu sutariau pirkti feno. Jau ir pinigus padaviau. O sakė, kad fenas pas tave. Sutarėm dėl 3 kilų. Už vieną 30 gabalų jau daviau. Kaip užstatą. Čia buvo vakar. Ką tu nori tuo pasakyti? Ta, kad aš nieko apie tai nežinau. Fenas yra pas tave. Tai neš greičiau į čia. Kodėl turėčiau tavim tikėti? Man Vikertas tikrai būtų pasakęs. Vikertas važiavo pas tave. Ką tu su juo padarėjai, man neįdomu. Tai arba grąžini 30 gabalų, arba toj kitaip šnekėsim. Grasini? Tu man rago neįstumsi. Neš greičiau mano kylą. Ko norėjo? Tuoj paduosiu, ko prašo ir tegul eina. Beveik kilas. Trūksta 20 gramų. Tai gerai, aš čia greit prazonduosiu. O kaip dėl kitos partijos? Nu, tai tu greit prazonduok ir tada šnekėsim.
Aš greitai. Žiūrėk, niekam netiduok. Būk. Stovi berniukas ant tilto, žiūri į upę ir verkia. Praeivis eina, klausia berniuk, kas atsitiko? Sako, ava, bulkutė į vandenį nukrito. Aha. Su agonam? Ne, su broliu. Nu jo, liūdna. Sveiki. Sveiki. Tai gal kur nors prisėdam? Prisėskim. O, kaip? Nu, prisėdam. Tai apsigalvojat. Taip. Gerai. Dviese? O kur Benas? Ai, rasimės tų žmonių, ne problema. Benas pas mus kas? Meno vadovas nemoka akšeno statyti. Dėkui. Turiu savų. Tai vadinasi, ką mes turim? Mes žinom, kad į Vilnių ateina juodi pinigai. O iš kur ateina? Iš Latvijos. O, tai kirst prie sienos, ten kur džiunglės. Negalim kirst prie sienos. Mes nežinom, kokia mašina. Jie kiekvieną kartą skirtingą mašiną važiuoja. Okay. Kiek žmonių mašina? Dviese. 2 apsauginiai. Aha. Nu tai atvažiuoja, reiškia, į Vilnių kur toliau? Į miestą nevažiuoja. Perduoda pinigus degaliniai prie pat Vilniaus. Blogai, degaliniai kameros yra. Taip, kameros, todėl netinkama vieta finalui. Tada jie perdeda pinigus į statybų tresto mašiną. O! Operacija Trestas, ne? Oi, ne. Tengi Trestas, kuris sprogo. Tai pavadinkim Alma-Ata, kad niekas neįtartų. Atsiprašau, tęskit toliau. Taip. Vadinasi, ką mes turim? Mašinoje yra 2 apsauginiai. Nežinau, ar jie turi ginklus, bet turbūt turi. Todėl maršrute tarp degalinės ir ofiso ir reikia juos kirst. Aš čia turiu pabraižęs, tuo aš jums permesiu į mobilų. Dar neatėjo. Palauk, man numerį reikia surasti. Tai galiu padiktuoti? Supratau, ieškokit. Labas rytas. Labas rytas. Kava? O, ačiū. O tu į darbą nepavėluosi? Yra kas pavaduoja. Gerai. Nenoriu sukelt tavo nepatogumų. Baigsiu. Čia yra geriausias rytas šiais metais. Tikrai? Skani kava. Žinai, galvojau, ką vakar kalbėjai. Taip. Konkrečiau. Neatsimeni. Viską prikalbėjau. Apie meilę. Apie 10 žingsnių. Nenoriu nutolt nuo tavęs ne per žingsnį. Tai viskas labai paprasta. Kraustykis pas mane. Netikėta. O ką? Jeigu mes vienas kitam reikalingi, kodėl negyventi po vienu stogu? Ar daug daiktų turi?
Maršrutas per patį centrą. Tai ką, imituosim avariją? Nesustos. Aha, šaudysim į padangas? Miesto centre. Supratau. Tai tada ką, lieka prie ofiso aikštelę? Apsauga yra ofise. Taip, stovi prie durų. Ateisi pagalba. Gaukės, neperšaunamas lemenės ir išdaužysim. Va. Užsakovas nenori kraujo. Iti твою мать, maža, ko jis nenori, blin. Reikia šrauti į koją Aš ir tau tada sakau, įsiskleis. užsakovas nenori kraujo. Tu supranti šitą? Kaip tu ten sakai, ilgos rankos, trumpos kojos ar kaip ten? Galima ir taip, ir taip. Bet vis vien, maestro, badytis reikės. Gerai, ramiai. Kur toliau pinigai keliauja? Nu kaip? Į seifą, ofise. Ir ten bus per naktį. Taip. Žinau. Kas galėtų seifuką atidaryti? Bet ten yra apsauga. Vidui vis tiek lengviau negu gatvėje. O koks ten seifas, kokio modelio? Jo, norėtum žinot modeliuką. Žinojau, kad iki šito daisim. Nu va, čia ofisuose visi panašus. Och, nifiga savo, kiek pribombasų. Atidarysim. Nu, sakau, žinau, buchuriuką, jis... ne, jis tiesiog, nu kaip, jeigu kas pamesdavo rakčiuką, ten koduką jis važiuodavo, uždirbdavo apie 100 litukų. Vat turim tokį. Tada eisime vidų. O jūs ten schemą mums galėsit pabraižyti, kaip ten iki ofiso, kur seifas. Popieriaus turite kokio? Moment. Umore. Opa. Klausyk, kaip tu gali dirbti su tokiu Ovčinikovu? Aš 15 minučių pabendravau. Man atrodo, kad aš su juo metus vienoje kameroje sėdėjau. Ovčinikovą nereikia bandyti suprasti. Prie jo tiesiog reikia priprasti. Pripratai? Va, matot, pripratau. Medalį duota už tai. Ovčinikovas. Ačiū. Žiūrėk. Na ką, sveika atvykusi į mūsų namus. Padariau kvailystę. Kodėl? Per greit sutikau. Tikrai? O ką tu norėjai, kad aš tave įkalbinėčiau savaitę? Mėnesį, metus, ką? Man buvo labai svarbu, kad tu susitiktum. Nes jeigu būtum pasakiusi ne, tai būtų tolygu, nežinau, pasakymui, likim draugais. Raminai. Einu atnešiu šampaną, į kurtuvę progą. Gerai. Gerai. Ką čia radai? Fentanalis. Fentanilis. Fenilacetadihidas. Norfentanolis. Fentlentanolis. Fenilacto rūgštis. Mes klauk. Juodraštis. Ir išvis. Išmesk viską, kas tau nepatinka. Padaryk taip, kad tau būtų čia jauku ir gera. Galiu paklausti. Aišku. Ta mergina, kurią mylėjai, kuri dabar? Nebėra. Išvažiavo? Mirė. Atsiprašau. Pagalvoji dar apie ją. Nebegalvoju. Stengiuosi negalvoti.
Gyvenu dabartim. Praeitis nebesvarbu. Už dabartį.